lengvai žaidinėja, matyt, taupo jėgas, kiekviena komanda tik žino, kas gali jų laukti ir ne tik 90 minučių, bet ir pratęsimas ir gali būti ir 11 metrų baudiniai. Mums tik tai į naudą, kad tik tokios varžybos būtų ir toliau ir toks įdomus atviras futbolas tęstųsi. Mario Balotelis. Pirlo. Kasano. Baloteliui šis galva. Čia važiuok, Ryčka, kiek privarė. Tu nenormalus, tu nakai turėti, tu nesveikas esi. Kokiu čia rankos šuo? Visam savo šūdas. Su kokiu čia rankos šuo? Rankšluošiu, rankas valo visi, bet tu turėtum popierius. Čia mano dvi, čia mano asmenį. Viskas. Tada gali dar ir tualetas. Perduoti šito momento kamuolį galėjo atiduoti per gynėjui kertančiam dešiniam saugui, komandos draugui. Pasirinko kitą variantą, pasivėjo. Buvo užblokuotas gynėjų ir italai toliau tęsė patį. Čia Andrizai, čia nereikia veiksmų laisvę. Aš tau pasakys, kad rytės stų erzi. Ką pasakys? Kas nematome, jokio grubaus žaidimo, matome tvirtą vyrišką futbolo, nieks kojos netraukia. Už poros minučių laukia pratęsimo vėliai, ble. Aš suprantu, kad kai tarp raundų tai reikia išgerti, tam pavaliukų lėktynės. Italijos rinktinė netrukus kels skambinį. Nepareina. 33 metų veteranas. Duris turbūt jau pirmiausia. Po Bufono yra daugiausiai. Girdi, Ryčka, čia neįsivaliai, ble. Ten Velbekas grįžo atgal į gynybą. Kitas man duris dabar kūrį uždarysi. Ir pavojus numalšintas prie Anglijos rinktinės. Ryti, ble. Niekada Anglai nėra laimėję Europos čempionato. Italams pavyko nugalėti senojo žemyno pirmenybėse 68 metais. Kalbant apie ketvirtfinalius, paskutinį kartą į pusfinalį Anglams pavyko patekti prieš 16 metų. Savo ruožtu italai pusfinalyje buvo prieš 12 metų Europos čempionate. Na, aišku, galbūt šiek tiek tą nuoskaudą italams sumažina 2006 metų pasaulio čempionatas, kada jie nugalėjo, buvo patys stipriausi pasaulyje. Tačiau Anglai tokios šventės neturėjo ir jie siekia tik tai trečiojo pusfinalio per visą Anglijos futbolo istoriją Europos čempionate. Liūdėjo. Kasano iš toli. Kaip taip spynė, tai viršė. Lyginant procentavo... A tau, Ryčka, gal padėti reikia? Čempionatus, tai Anglijos, čia aišku galima ginčytis. Anglijos ir Italijos čempionatai vieni iš stipriausių pasaulyje, kuris kam labai patinka, čia jau, kaip sakoma, skonio reikalas. Bet pagal klubinių komandų pasiekimus Tai nereikia padėti tau. klubai yra visą laiką tarp favoritų, ar tai būtų čempionų lyga, ar tai UEFA taurės varžybos, kas liečia pačią rinktinę. Tu pamėgink, girdi, Ryčka, pamėgink tas, nusitvarkyk tas duris, tai pabaik iki galo, ble. Uždaryk tas duris ir tada vėl tas bandyk daryti, nuos atsidarys ir abi atidarysi. Pusfinalis buvo senai matytas Anglijos rinktinės Ir dar čia reiktų išsivalyti tau. Sudavė primetęs. įdarbindami trenerių užsienietį. Tu irgi bandai. Tai manau jau kaip futbolo paradininkai. Ne, aš nesiprigalvoju. Aš sakau, tas duris, Tu esi mano zioma, aš nesisikiau iš tavęs tokių pačių bairių, lievų, kaip iš to. Tavo zioma, Ką tu čia valiau užpjaudinę? Tas duris nueini metų uždarai. Nu ir anas paskui mėgiai, kad tu daryk. Iš tikrųjų, Fabio Capello, italas. Ne, tai aš nesugadinau, man nereikia. Ir prieš pat čempionatą, likus vos 4 mėnesiams, Fabio Capello prieštaraudamas. Atsuktuvą atsinešk, patvarkysi. Pasitraukė ir tik likus mėnesių iki šio čempionato buvo pakviestas Roy Hodgsonas. Ir jo užduotis buvo suformuoti komandos žaidimą prieš šias pirmenybes. Jo labiau traumos. Tu filmuok, jį pasėti gerai iš galo einu, ją pas jį filmuok. Pas mane iš priekio jį filmuoju visą laiką. Daug galingų komandų, bet niekada nėra laimėjusi Europos čempionato. Čia sėdim dabar ir mirmutų labai. Kaip patys Anglai sako, juokaudami mums Eurovizijoje sekasi geriau nei Europos čempionatas. Girdi, bet taip atėjau į tau. Ir būtent prieš šias pirmenybes niekas netikėjo Angliją, patys Anglai buvo nusiteikę priešiškai, galvodami, jis gali per 4 savaitės, per 6 savaitės. Traumos, nėra Franko Lampardo, nėra Gary Cahillo, nėra daugelio kitų žaidėjų. Tačiau, kaip pamatė
matėme grupės varžybose anglai moka laimėti ir anglai moka žaisti gerai futbolą. Prašiau pasižiūrėti. Fui dar. Kuri taip pat turėjo savų problemų irgi Rička, aš tikėčiau, kad dar nori gal. Čempionate. Savi skandalai, savos problemos, traumos. Bet italai sugebėjo sulaukti savo pergalės grupės varžybose. Dabar jos matome ketvirtfinalyje. 25 minutė prasidėjo Čeres. 0-0 italai rengė ataką. Informacija tiems, kas neturi galimybės matyti šių rungtynių. Vos tik prasidėjus dvikovai, italai, Derosis pataikė į virpstą. Šitom dar nesuminėjau, kas laužė. Ataka Anglijos rinktinė, bet Glenas Johnsonas, būdamas vos keli metrai nuo vartų, nesugebėjo perbrauti Gianluigi Buffono. Džeimsas Milleris, Anglijos saugas, Juokingas teko, blėt. Rička, nesinervuoja. Aš tik pataisysiu vardant jūsų duris. Tu su pisai, blėt, tu ir sutvarkysi. Mario Balotelis, nuošalės nėra, Mario Balotelis smūgiuoja paskutinę akimirką, Džonas Teris gelbėjo komandą, Mario Balotelis. Tai įrodyti, tai čia aš tam sekundės. Pirmas įspūdis. Labai gerai situacija. Panašiai vėlgi. Nieko neskubėdamas leido, Dasivitė turėjo laiko, turėjo erdvės, kad galėjo kamuolį prasimesti į priekį ir išeiti vienas prieš vieną su Joe Hartu. Aš į pievą tik ir varau, Rička, žinau, blėt, gamtoj pašikti iki zaipys. Bandęs kada? Atėmės kamuolį iš Šikaje, ne, gamtoj. Blėt, zaipys pasiėmė, nelėšų flapą. Ir galėjo paklausti, kas yra kurį kampą. Na čia va, pamiršė, kas yra gamta, man atrodo, va, šitas ir šitas. Bet jie nepamiršė, irgi varydavo į gamtą. Man atrodo, kad jie pamiršė. Kas yra, ne tik gamta. Jau skuba priekį Rebekas su Ashley Youngu. O tai dar prie žiūriuko nuvarai? Pašienė žuvis. Londono Chelsea kairysis gynėjas. O praeitą savaitę buvo pašienė žuvų. Geriausias Anglijos rinktinės kairysis gynėjas. Kas kiečiausias? O šią žuvų? Jo. Rūnis. Ką, irgi jaukės? Ką? Ką, jaukauji irgi? Ne, aš nejaukauju. O šią žuvų, žinai, ką reiškia? Apsidemas. Ta prasme, Pradėlis Italijos rinktinės prie bloga, užsupas. neapsikentęs Pašią žuvų, šį sako. futbolininką. Ai, tai remdavai gal, blėt. Ne. Baigėsi lygiosiomis 1-1 su ispanais, tačiau ir patys Italijos gerbėjai sutinka O tai kas būdavo dėl to, kaip čia tą taip? mačą laimėti. Lygiosios su Ispanijos rinktinė jokiai rinktinė gėdos nedaro, tai galima buvo ir laimėti, bet galima buvo ir praloštas. Ir jo labiau, jog tas O šitą Rička nenori, kad seko palūkyti? tik gynybinis italų futbolas. Oi, noriu. Lygiosios italai žaidė labai garbingai ir O durys sutvarkysi? užsidarė savo aikštės pusėje. Nu, va šitas, kurias Ir netgi sutisai. daugiau tų tokių pavojingesnių progų turėjo čia su Jo, nesutrenkiai. čempionais. Jeigu aš, sakė, Tai mes net melovos nebuvome. aš sutvarkysiu. Kaip bebūtų, žiūrėjom sugeba susikurti Jo, šitas. ant kiek jis yra pavojingas ir praktiškai vienas prieš vieną žaidžiant, didelis problemas gali kelti, absoliučiai negalime palikti vienas prieš vieną su gynėju ir kaip sugeba atsidurti tą situaciją, kaip sugeba atsidengti. Sprendimus priima paskui, tai jau čia jau kita kalba. Ką? Markisio į kairę. Paskutinėme pasaulio čempionate abi komandos pasirodė labai prastai prieš porą metų Pietų Afrikoje. Na, Anglai išsikapstė iš grupės varžybų, bet aštuntfinalyje pralaimėjo vokiečiams 1-4, bet pats žaidimas labai netenkino Anglijos gerbėjus, o italai grupės varžybose neiškovojo nei vienos pergalės ir baigė savo grupės etapo. Dar vienas italų bandymas. Ricardo Montolivo, 27 metų. O, žiūrėk, Ričkai, mėnulį skrenda. Dar kartelį matome, kaip laiku Mario Balotelis įbėga, stabdosi Mėnulį, žiūrėk, skrenda. Džonas Teris
Nuostabus šį kartą Pirlo perdavimas iš gilumos, abi nuošaliai iš vis negali būti nei kalbos. Bandė permesti per vartininką ir gynėją kamuolį, bet matėme, Džonas Teris sugebėjo užblokuoti tą smūgį Mario Balotelli. Ateik, Ryčka, sėdų, dar papasakyti dar kokį prikolą. Lenas Žolsonas. Ja, džiaugiu, nes neina karotio pauzį, uždėtų, kai jis bandė. Stevenas Džerakas. Ryč. Ką? Man bus vieta ar vėl bus? O, nahui čia pas mane sėdi, nahui čia pas mane sėdi. Laisvai. O tai nori atsisėsti? Taip, noriu atsisėsti, pasižiūrėti futbolą, bet jeigu jums per mažai vietos, kaip prieš tai buvo. Tai mums tai nemažai yra vietos, Ryčka, sėdi. Paskutinės kelias minutės matome Italijos rinktinės persvarą. A, jo, tik 7 Kamulio linijos matome 8-9 žaidėjus. Bet tai tu davim taip į galvą, Ryčka, viskas normaliai yra. Ar ne? Aš tikėjausi, bet jūs iš manęs pirmą turit būtinai pasityčioti. Ką? Johnsonas po konfliktų prieš porą metų su Roju Hodgsonu Liverpoolio komandoje, dabar jau sakome, To praėjo savo išdidumą. dabar mes žaidžiame po vieną vėliavą. Kaseka varome? Eini kaseka rūpį. Dėl tave seka, susukom varom. Su Roju Hodgsonu spaudoje apsipyko, kuomet po prastų rungtynių vos buvo